Labadiena, kviečiam susipažinti su mūsų atvirukais. Kviečiame prieiti, pasižiūrėti, paliesti, pačiupinėti. Tai Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokinių mokomosios bendrovės PostCats debiutas sostinės Litexpo parodų centre vykusioje mugėje. Kadangi mano mokykloje, mano klasėje buvo daug dailininkių, daug merginų, kurios gali gražiai piešti, o aš turėjau šiek tiek tų žinių apie verslumą, apie ekonomiką, aš sakau, jungiamės, darom, įkuriam bendrovę. Mokomųjų bendrovių programa vienas iš moksleivių verslumą skatinančių projektų. Simuliacinė įmonė nuo tikros uždarosios akcinės bendrovės skiriasi tik tuo, kad turi ribotą kapitalą ir veikia neilgai apie 4-5 mėnesius. Jaunuoliai patys nusprendžia, koks bus jų verslas, sukaupia kapitalą, parduodami akcijas. Rūpinasi, ieško klientų, perina visus bendrovės veiklos etapus. Kauno Tado Ivanausko vidurinės mokyklos moksleiviai pernai pelnė perspektyviausios idėjos apdovanojimą ir pripažinti geriausiai šalyje siūlė vaizdo kasečių skaitmeninimo paslaugą. Verta tai buvo tikrai. Iš tikrųjų patirties pasisėjome labai daug, nes iš tikrųjų perėjom visos realios įmonės veiklos etapus. Ta patirtis, kurią įgyjame ateičiai, bus labai iš tikrųjų naudinga. Pernai šalyje veikia 170 mokomųjų bendrovių, kuriuose dirbo apie 500 mokinių. Šiais mokslo metais tikimasi tokių įmonių skaičius pasieks 200. Europos komisija atliko daugelį tyrimų ir pamatė, kad verslumą reiktų pradėti ir efektyviausia mokyti būtent mokykloje. Pašnekovo teigimu, praktiškai mokantis verslo pagrindų ugdomos ir asmeninės savybės. Lyderystė, komunikabilumas, gebėjimas prisimti atsakomybę, rizikuoti. Ugdant verslumą ypatingas vaidmuo tenka mokytojams. Spalio pradžioje prasidėjo mokymai, kuriuose per 2 metus informacijos, kaip į savo dėstomąjį dalyką integruoti žinias apie verslumą semsis apie 500 pedagogų iš visos Lietuvos. Projektas praktinių verslumo ugdymo programų įgyvendinimas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.